renginį. Aš kalbėsiu gan trumpai ir kalbėsiu apie labai praktinius dalykus, kurių jums reikės dienos metu. Tai klausykit atidžiai, jeigu kils klausimų, klauskit. Pakalbėsim šiek tiek apie atviruosius šaltinius ir kaip tikrinti šaltinius interneto erdvėje. Šiaip, kai kalbam apie atviruosius šaltinius, mes kalbam apie tokius dalykus kaip dezinformacija, žurnalistiniai tyrimai, informacijos patikra. Šiaip mes mėgstam sakyti, kad Google yra geriausias jūsų draugas ir šios dienos metu irgi galėsite įsitikinti, kad naudojant raktažodžius galima rasti labai daug įdomių dalykų ir tai padeda išspręsti įvairius uždavinius. Bet svarbiau yra tokie metodai arba dalykai informacijos tikrinime, kurie galbūt nėra taip dažnai prieinami arba nėra taip gerai žinomi. Ir vienas iš jų vadinamas atvirkštinė vaizdo paieška arba reverse image search. Kam to reikia ir kas tai yra? Tai yra toks metodas, kuomet mes į naršyklę arba į Google arba paieškos naršyklę įmetam paveikslėlį vietoj to, kad aprašinėtumėm, ko mes ieškom. Kodėl tai svarbu? Todėl, kad kartais aprašyti, kad Google'as arba ChatGPT suprastų yra sudėtinga, o kai įmeti paveikslėlį ir gauni rezultatus, tai yra kur kas paprasčiau. Ta metodą šiaip mes naudojam gan paprastai. Tuoj parodysiu kaip. Jeigu randat paveiksliuką, internete įtartiną šaltinį, kurį norit pasitikrinti, ar jis tikrai yra teisingas, arba sužinoti daugiau apie jį, ta atvirkštinė vaizdo paieška labai puikiai jums duoda papildomos informacijos. Turim, tarkim, protestą, kažkoks tai sambūris žmonių, perskaitėm naujienas, kad kažkas ten vyksta ir norim išsiaiškinti, ar ta nuotrauka yra tikra. Tai vienas iš būdų yra tiesiog spausti su dešiniu mygtuku ir išsirinkti reverse image search, arba tiesiog įmesti paveikslėlį į Google platformą ir jums pradės mesti visus panašius arba vienodus paveikslėlius. Tai mes savo medijų raštingumo pamokose ir apskritai medijų raštingume jį naudojam patikrinti, ar šaltinis yra tikras, ar jisai buvo tikrai papostintas tuo metu, koks yra tikrasis šaltinis arba pirmą kartą, kuomet jis buvo papostintas, bet taip pat jis padeda padaryti tokius dalykus, kaip atskirti netikras paskyras. Tai įsivaizduokite, kad jūs per Facebooką arba per Instagramą pasikvietė kažkoks žmogus, kurio jūs galbūt nepažįstat, galbūt jo vardas Facebook'e yra Tomas, nesakysiu, ir jums reikia išsiaiškinti šiek tiek daugiau, galbūt ta nuotrauka yra vogta arba paimta iš kažkur kitur. Tai mes tą nuotrauką tiesiog įmetam į Google ir pasižiūrim, ar nėra daugiau tokių pat nuotraukų. Nes labai dažnai būna, kai žmonės apsimetinėja kažko kitų, jie tas nuotraukas paima iš kitų svetainių ir susikuria netikrą profilį ir tokiu būdu elgiasi, tarkim, internete kaip troliai ar botai ar kitokie nedoraliai. Labai panašus, yra toks įrankis internete, reverse image search. Tie, kas norit giliau į šitą problemą pažiūrėti, galite jį atsisiųsti, su juo pasižaisti. Per daug į techninius dalykus nenorit, bet galbūt kai kuriems iš jūsų įdomu. Kiekviena naršyklė turi šiek tiek kitokius algoritmus, todėl ta informacija, kurią mes atgalios, būna šiek tiek skirtinga. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, naudosim Bing, kuris yra, Google geriau žinomas, arba naudosim ChatGPT, tai bus vienokie rezultatai. Jeigu naudosim Google, Yandex ar kažkokią kitą platformą, bus šiek tiek kitokie. Tai tokie įrankiai kaip Revajus, kuris yra nemokamas, padeda padaryti kelias paieškas vienu metu. Kitas dalykas, kas jums šiandien bus dar kur kas aktualiau turbūt, tai yra kaip padaryti atvirkštinę vaizdo paiešką ieškant vietovės. Susipažinti su tokiu kaip geolokacija. Geolokacija yra būdas nustatyti, kur nuotrauka buvo daryta. Tai įsivaizduokit, kad jūs pamatot internete kažkokią nuotrauką su kažkokia tai vietovė. Čia yra iš filmo Inception, gal kažkas iš jūsų esat matę. Ir norit išsiaiškinti, kur tie žmonės sėdi, ne? Tai atvirkštinė puikiai padeda tą ir padaryti, nes metodas yra labai panašus. Kadangi atvirkštinė vaizdo paieška ieško tokių pat arba labai panašių paveikslėlių internete, tai jeigu mes matom kažkokią tai lokaciją, tikėtina, kad ta lokacija jau bus kažkas nufotkinęs, kažkas jau bus įkėlęs, galbūt kažkur papausnęs ir tokiu būdu mes gan greitai rasime, kur ta nuotrauka buvo daryta. Tai netgi šitas filmo iškarpa, šitas stop kadras buvo darytas Paryžiui. Ir tiesiog į Google metę galim pradėti matyti labai panašias vietovės.
Iškart matosi, kad yra raudonas stogas, yra žalias stogelis, yra kažkokie tai panašus pastatai, architektūra. Ir kas dar įdomu, kad mums netgi meta papildomą informaciją. Kažkas jau apie tai kalbėjo, ne? Kažkas jau sakė, o žiūrėk, čia šita vietovė iš filmo Inception ir panašiai ir panašiai. Tai tokiu būdu, naudojantis Google, galite gan greitai nustatyti, kur ta nuotrauka buvo daryta. Šiaip, kasdienybėje tai mums padeda patikrinti, ar informacijos šaltinis yra tikras. Įsivaizduokit, kad kas nors parašo kažkokią naujieną, papaustina, kad, nežinau, vyksta didžiulis protestas, ateikite visi protestą, bet jūs pasitikrinate tas nuotraukas, suprantate, kad tas protestas iš tikrųjų šiuo metu nevyksta, o nuotraukos yra paimtos iš prieš 10 metų daryto kažkokio įvykio. Na, o šios dienos žaidime, ką jūs šiandien veiksite, tai šitą informaciją jums padės surasti, kur ta nuotrauka buvo iš tikrųjų daryta, apie kokią mes lokaciją kalbam. Tam, kad nereikėtų daug googlinti, galite tai padaryti pakankamai greitai. Toks dar svarbus dalykas, jeigu ieškot kažkokio tai specifinės vietovės, tai įsivaizduokim, kad jums atsiuntė kažkoks draugas nuotrauką ir jūs norite surasti, kur jisai tą nuotrauką, kur iš čia atostogauja. Jeigu jūs ją įmesite vaizdo paiešką, tai jums, vaizdo paieška supras, kad jūs ieškote vyriškio prie baseino. Ir jums mes visus vyriškius prie baseino kiek randa. Jeigu jums nereikia vyriškio, jums reikia tik baseino, tai labai svarbu yra nuotrauką apsikirpti. Dabar tiek Yandexas, tiek Google'as leidžia netgi ant telefono, jeigu naudojat, arba ant kompo, pažymėti dalį, kurios ieškot. Na, o jeigu taip neišeina, galite paprasčiausiai išsikirpti paprastuoju būdu per nežinau, ką turite ant kompo, ar pasidaryti screenshotą tik tai tos vietos. Tai kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad atvirkštinė vaizdo paieška būtent yra randa tik tai tą vietą, kurios ieškosit. Jūs neblaškot jo dėmesio, jūs sakot, man reikia tik baseino ir daugiau nieko panašaus nemesk. Ir galite pastebėti, kad būtent tą baseiną ir pradeda mesti ir labai panašias vietovės arba visiškai identiškas. Kas dar svarbu? Taip pat ir video patikros. Video, kaip pagalvojam, yra toksai labai panašus dalykas kaip nuotraukos. Nu, ta prasme, kiekvienas top kadras video yra tam tikra prasme nuotrauka. Tai norint analizuoti video ir irgi suprasti, kur tas video buvo darytas, ar jisai nebuvo kažkaip tai sufeikintas arba neištrauktas iš konteksto, tai mes lygiai taip pat galim naudotis keliais įrankiais. YouTube Data Viewer, pagooglinkit, jį tikrai rasit, čia taip tamsiai mėlynai neriškiai parašytas pilnas adresas, bet manau tikrai rasite, jeigu paieškosit. Jisai veikia ir ant telefono ir juo galite pasižiūrėti, kur ir kada YouTube video buvo įkeltas. Tai kaip pavyzdys, jūs turite kažkokį YouTube video, jums reikia išsiaiškinti, galbūt jis jau buvo prieš tai kažkur papaustintas, jis galbūt išimtas iš konteksto, galbūt tie patys top kadrai yra panaudoti kažkokiam kitam video, tai va šitas įrankis būtent tam ir skirtas. Ir kitas panašus yra vadinamas Invid, Fake News Debunker, irgi nemokamas, irgi labai puikus. Jo šio žaidimo rėmose gal jums labai nereikės, bet jums kaip subrendusiems informacijos vartotojams reikėtų žinoti, kad toks įrankis yra ir padeda tą visą informaciją socialinėje erdvėje pasitikrinti, pasiaiškinti ir sužinoti tokius dalykus kaip video metadata, sužinoti, ar nėra kažkokių paslėptų, pafotoshopintų kadrų ir panašiai ir panašiai. O šiaip tie įrankiai, dauguma jų veikia kaip extensionai, tokios kaip priedėliai prie jūsų naršyklių. Jeigu namie naudojat prie kompiuterio Google Chrome arba Mozilla Firefox'ą, tai jos labai nesunkiai galite atsiųsti, pasižaisti, kaip jie veikia. Šiaip jie labai paprasti, yra ir visokie paaiškinimai detalesni, bet ką jums reiktų žinoti, kad tiesiog, jeigu randat kažkokį neaiškų video, čia buvo iš COVID paimtas, visokios. Mes tą video adresą tiesiog įmetam į įrankį, jie inveda, pavyzdžiui, URL, patį nuorodos adresą ir tokiu būdu mes paleidžiam atvirkštinę vaizdo paiešką. Vėlgi pamatysite panašius jau matytus anksčiau kitur vaizdo paieškos matus, tokius kaip Google, Yandex, Bingas arba Tinai. Čia iš vis gal turbūt mažiau žinomas ir mažiau naudojamas, daugiau tarp žurnalistų ir kitų informacijos ekspertų, bet jūs galite su kiekvienu jų pasispaust. Programa jums sukarpis automatiškai video įvairiais kadrais. Kiekvienas iš tų kadrų
pagal atvirkštinę vaizdo paiešką. Ir tokiu būdu visai nesunkiai rasite, ar tas video buvo nedarytas. Tai kaip pavyzdys, per COVID šitos metus tos konspiracijos teorijos labai dažnai būdavo paimamos iš filmo. Tai įsivaizduokit, kaip paprasta kurti dezinformaciją arba netikrą informaciją, kuomet paimi kažkokią tai suvaidintą emociją filmo vietą ir ją pristatyti kaip konspiracijos teoriją, kuri veikia šiuo metu. Tai va, tai tokius dalykus labai nesunku išgaudyti. Tie, kurie užsikabinsit ant atvirųjų šaltinių, tokios kaip nežinau, krypties, studijų krypties, tai galėsite pasižaisti ir su kitais įrankiais, tokiais kaip metodatos paieška, pačio video analizė, ar jisai nėra sufotoshopintas ir panašiai. Tai va, ir vienas paskutinių įrankių, apie kurį noriu pakalbėti, prie jo gal sustosiu čiučiut ilgiau, nes jisai šiaip labai įdomus ir jis parodo tokią, sakyčiau, atvirųjų šaltinių stiprybę. Nes atviriai šaltiniai leidžia, naudojantis skaitminiais metodais, pasižiūrėti, ar video nebuvo koreguotas, ar nebuvo photoshopintas, ar nebuvo kažkaip tai suredaguotas. Tai yra toks įrankis photoforensics.com, jisai šiaip veikia ir ant telefono, galite irgi pasižaisti, pasibandyti. Ir jisai yra toks įrankių kratinys, kuris leidžia dirbti net ir naujiems vartotojams, galbūt nelabai patyrusiems, su įvairia vaizdinė informacija. Tai ką tai daro? Yra toks dalykas kaip Error Level Analysis, net nežinau kaip lietuviškai verčiasi, bet pavadinsim jį ELA, kad būtų mums paprasčiau jį ištart. Tai ELA žiūri į įvairias nuotraukas ir analizuoja jį pikselių lygmenį. Tai reiškia, kad jisai žiūri labai giliai į pačią nuotrauką ir žiūri kažkokių tai pakeitimo ženklų. Jeigu, tarkim, nuotrauka yra pakeista, kas nors kažką iškirpo iš vienos nuotraukos įklijavo į kitą nuotrauką, tai neabejotinai yra paliekamas kažkoks tai skaitmeninis pėdsakas ir tie dalykai pakankamai neblogai išryškėja. Yra ir kitų įrankių, pavyzdžiui, Forensically, jisai labai neblogai veikia, tai irgi rekomenduoju pasispaudinėti, bet pavyzdžiui, paimsim Photoforensics, nueiname į photoforensics.com, atsiranda toksai langas, gal čia atsistosiu, kad matytumėt, ir būna du variantai. Upload URL, kas yra įkelti nuorodą nuotraukos, tai jeigu jums kažkas linką atsiuntė arba kokią nors turit, nežinau, Facebook'e įkeltą nuotrauką ir jos nuorodą, galite paspausti ir tiesiog įklijuoti, arba galite upload file, tai reiškia įkelti nuotrauką iš savo kompiuterio. Galbūt kažkas jums, nežinau, per airdropą numetė arba radot kažkur internete ir išsisaugojot. Tai tokie du paprastieji būdai. Ir kuomet ją įmetat, ta ELA atlieka tokią visai įdomią analizę. Tai reiškia, kad turim dvi nuotraukas, abiejose yra knygos ir vienoje yra, kaip pastebėsite, ta pati knyga 3 kartus nukopijuota, padarytas toks paprastas photoshopas ir dar dinozauriukas priklijuotas. Tam, kad jeigu mes gaunam tokią nuotrauką ir norim išsiaiškinti, ar jinai yra photoshopinta, tai ELA mums pradeda atlikus analizę, duoda tokį išskydusi vaizdą ir tas vietas, kurios jai atrodo į photoshopintos arba modifikuotos, jas pažymime tokiom taškeliais, spalvotais taškeliais, vaivorykštės spalvom ir jie pakankamai aiškiai išsiskiria. Matot, kad tas dinozauro siluetas paryškėja šiek tiek kita spalva. Ir programa sako, žiūrėk, šitoj nuotraukoje, va šitos dalis, man atrodo keistokos, atkreipit labiau jas dėmesį. Ir dažniausiai to užtenka, tam, kad pastebėtumėt, kad netgi tada įsižiūri, kad, ką čia tas dinozauras veikia, toks gal ir kontekstinis gali būti analizės metodas. Taigi pavyzdys, jeigu randat tokią nuotrauką, šitą veikėją galbūt žinot, jisai čia klausosi Gangnam Style plokštelės ir mes praleidžiam per ELA ir gaunam tokį rezultatą. Tai ką matom, kad ta plokštelė užsidega kitokia spalva, tokie patamsėjimai, pašviesėjimai ir programa sako, kad jai atrodo šita vieta įtartina. Aš šitą pavyzdį labai mėgstu, nes jisai parodo, kad programa nėra visagalė ir kai kurios dalykus pražiūri. Ir, pavyzdžiui, šiuo atveju pražiūrėjo turbūt, galit įtart, kad jisai kažkur čia nesėdėjo ir su tokiais dėliais ausinukais, turbūt keistoka būtų, jeigu čia būtų sėdėjęs, bet programai šitas nepasirodė keista. Tai iš savo tyrimų, iš savo analizės mes paskaičiavom taip, pagal mus yra apie 80% tikslumas. Jeigu labai stipriai stengias,
paslėpti dalykus, yra metodų, kaip apžaisti tokias programas, bet dažniausiai, jeigu kažkas bando internete jūs apgauti, tai dažniausiai būna pakankamai nepatyrę žmonės arba daro tai galbūt, neįdėdami tiek daug pastangų. Tai yra pakankamai dažnas atvejis. Tai sakyčiau, kad tos programos patikimumas yra kažkas apie 80 procentų. Bet geroji dalis su atviraisiais šaltiniais ir apskritai su šitais metodais, kuriuos mes čia aptarinėjom, tai kad juos galima miksuoti. Jeigu jums vienas neduoda pakankamai gerų rezultatų, galite pabandyti kartu ir su kitu. Ir kas gaunasi, kad jūs, pavyzdžiui, įdėję į atvirkštinę vaizdo paiešką, kuri ieško tokių pat arba labai panašių nuotraukų, rasite tą tikrąją nuotrauką, ne? Tai šiuo atveju čia kažką balsavo, o kažkas padarė tokią smagesnę photoshopinę tos nuotraukos versiją. Ir internete yra įvairių dalykų. Yra dalykų, kurie yra daromi dėl juoko, kažkokie tai bairiai su photoshopinami. Būna dalykų, kuriuos daro rimtų veidų, bet padaro nesąmonę. Tai, pavyzdžiui, šitą nuotrauką, kuri buvo paimta iš Šiaurės Korėjos kažkokio tai skaitmeninio dienraščio, Kažkas rimtų veidų į photoshopino, nes jam pasirodė, kad tas Šiaurės Korėjos karys, kuris yra per vidurį, buvo per mažas, o kadangi amerikiečiai ir pietų korėjiečiai jiems yra priešai, tai jie bandė neatsilikti ir ūgio, Bet galim pažiūrėti, kaip atrodo tikroji nuotrauka, kurią galim rasti per atvirkštinę vaizdo paiešką, Ir galim šalia pabandyti pažiūrėti, kaip atrodo ta ELA analizė. Tai čia irgi geras pavyzdys, nes dažniausiai internete ta ELA nesuveikia tai puikiai kaip per dinozauriukus, taip dažniausiai nebūna, kad visas siluetas užsispalvina, dažniau būna, kad dalis užsispalvina. Pavyzdžiui, čia matot, kad žmogaus kontūras užsidegė, arba žmogaus pečiai. Tai reiškia, kad programa ne viską puikiai sugaudo, bet jums duoda labai gerus dalykus, į ką atkreipti dėmesį. O kai atkreipia dėmesį, tai galbūt kartais papildomai užtenka tiesiog papildomai pasigūglinti, papildomai pasižiūrėti. Tai čia yra tokie metodai, kuriuos mes labai siūlom jums turėti minty ir išmokti naudotis, nes kuomet esate internete vyksta įvairiausi dalykai, daug kas nori apgauti, daug kas dabar naudoja ir dirbtinio intelekto suorganizuotą, sugeneruotas vaizdus ir, kad neapsigauti, kad neįtikintų jūsų kažkokiais tai naratyvais, kažkokiam tai dezinformacijos žinutėm, šitos įrankius žinoti būtina. Ir visai pačiai pabaigai dar parodysiu tokį dalyką kaip metadata. Metadata irgi yra įdomus dalykas. Kiekviena nuotrauka, kurią padarot su telefonu arba su kita skaitmeninė priemonė, kaip skaitmeninis fotoaparatas, prie jos yra automatiškai įrašomi metaduomenys. Tie metaduomenys yra tokie, kaip pavyzdžiui, kokiu metu nuotrauka buvo padaryta, koks fotoaparatas ją darė, kartais būna netgi koks lęšio dydis ir panašiai. O šiaip, jeigu naudojat skaitmeninius telefonus, turite išmaniuosius telefonus, tai kadangi pas mus yra GPS telefone, taip pat yra prisegama ir GPS duomenys. Tai nežinau, kas naudojat iPhone'as, kaip pas mane, jeigu įsijungiat prie nuotraukų, yra tokie faini žemėlapiai, kur jums atsidaro žemėlapį, rodo, kur jūs kokias nuotraukos esat nusifotografavę. Tai būtent dėl tų metaduomenų šitie žemėlapiai yra galimi. Kam mums jie įdomus kaip skaitmeniniams tyrėjams, tai kad kartais radę tas nuotraukas galim labai aiškiai išsiaiškinti, kas jas darė ir kada jas darė ir kur jas darė. Tai vienas iš būdų, tai irgi, jeigu randat internete kažkokią nuotrauką, galite pabandyti pasižiūrėti metaduomenis. Metaduomenis taip pat galima pažiūrėti su šituo įrankiu, Photo Forensics. Tiesiog įkeliat nuotrauką ir dešiniai pusėje bus tokia slankjuostė, kurioje pamatysite mygtuką metaduomenis ir jums išmes kažkokį panašų vaizdą kaip čia su katinėliu. Tiesiog bus papildoma informacija ir jeigu pamatysite koordinatės, žiūriu, kad čia dabar koordinačių konkrečių neįdėjau, bet būna tiesiog koordinatės, ypač šauliai turėtumėt žinot, kaip jos atrodo, net 6 ir 6 arba 8 ir 8 skaitmenis, juos galite paprastuoju būdu įsikopijuoti į Google Mapsus ir tokiu būdu rasti, kur nuotrauka buvo daryta. Tik pasakysiu, kad metaduomenys socialinėse medijose būna automatiškai ištrinami. Tai jeigu jūs kažką atsisiųsit iš Facebooko, tai tų metaduomenų nerasit. Bet jeigu kažką atsisiųstumėt iš kažkokios, tarkim, svetainės, galbūt kažkas pasidalino kažkokiu Google Drive su jumis, gal yra kažkoks Dropboxas, tai
ten galite rasti tos metaduomenys. Arba jums draugas atsiuntė, nežinau, per airdropą savo kažkokią nuotrauką, ne, iš kelionės, tai jūs galite rasti tiksliai tą vietą, kurioje ta nuotrauka buvo daryta. Jeigu norit pasimokyti daugiau tokių įrankių ir informacijos, kaip tikrinti informaciją, tai pas mus svetainėje galite rasti tokį Disinformation Toolkit. Mes nesenai vieną išleidom ir kaip suprasti, kur yra dirbtinio intelekto sugeneruotas vaizdinys, video, tekstas ir kiti įdomus dalykai. Ir, čia paėmiau anglišką, bet turim ir lietuvišką, ir rusų kalbą, įvairiom kalbom. Tai ten viskas yra parašyta tokio kaip recepto, ne? Tai jeigu einat pažingsniui, galite tiesiog išmokti, kaip jais naudotis. Šiaip labai paprasta ir labai naudinga. Tiesiog tiek patiems žinoti, tiek jūsų aplinkiniams, nes mes kartais internetą žiūrim taip gan per paprastai, bet iš tikrųjų internetą galima būti apgautam. Iš jūsų gali galbūt pavogti kažkokius duomenis, tai tuos bazinius įrankius reikėtų turėti. Na, o šitoj vietoj aš turbūt baigsiu. Laiko turim pakankamai nedaug, o dar yra 2 kalbėtojai, tai pakviesiu į sceną mūsų draugus NATO karius turbūt, ne? Jo. Sveiki dar kartą, ačiū Lukai, ačiū už jūsų plojimus. Aleksandras ir aš šį kartą tiesiog noriu pristatyti mūsų svečius, tai yra kariai iš Olandijos, Vokietijos, matau, kad technika biški mus paveda, bet nieko tokio, Olandijos, Vokietijos, Čekijos ir Amerikos. Taigi pakviesiu Martiną ir Mariuš, jūsų plojimai, 2 atstovai, come here guys. Thank you very much. Well, hello everybody. Hi. Does everybody speak English? Yes, otherwise ask your neighbor. Hi. We're Marloes and Martin. We will introduce ourselves further. But we are part of the multinational battle group based in Rukla, so 1.5 hour drive from here. And we are here together with our Czech colleagues, Dutch colleagues, and German colleagues today, but we also have Croatian colleagues, Luxembourg colleagues, Norwegian ones, and I think that's it. Then we're around. Yeah, that's it. And we are going to tell you more about NATO and our multinational battle group. Can you click to the next one? First, Martin. Okay. Labą dieną. Kaip sekasi? Mano vardas Martinas, and that's it from Lithuanian language, yeah? Okay, my name is Martin, and I am First Lieutenant. I'm Info Ops Planner from Rukla, as Marloes already mentioned. And I am from Czech Republic, and our base and our unit is located in a historical city, Olomouc. And as you can see on the screen, it's something like 850 kilometers far from the Rukla. It's a little bit, yeah. And that's it. Do you have some question? No? Yeah. Okay. Okay, so my name is Marloes. I'm from the Netherlands, and this is actually not the city where I'm based, but the city where I live. So it's pretty far, 1,300 kilometers from here. But yeah, that's it about myself. Because what are we going to discuss? NATO. We do a quiz, so you don't have to sit and listen only, but you get to do something. And afterwards, we have some prizes for the people who have done the quiz the best. Yes? Okay, so next one. The multinational battle group. As I mentioned, all of these nations are based in Rukla, and we work together. And we have 3 tasks here in Lithuania. The first task is to defend. The second task is to deter. And the third one is to reassure. So, to defend. What is it? So what is the defense? Thank you. We are here to protect you when needed. So NATO is here NATO is here with all these countries to defend you when something happens. Okay, that's the first task. Then the second task, next please. Deterrence.
We are here to prevent that something happens. We're here to show ourselves and that we're here and that we are here to defend you. Next one. Yes, last one. To reassure you. And that is why we're here today, to get to know you and you to get to know us, to talk with each other and to let you know that we're here for you. Okay, so now, did everybody bring their phone with them? Good. You can scan the QR code. You can also come up here if it doesn't work from that. You want to do something? No, that's fine. Yeah? I'm not very good today. Am I in the way? So if you scan the QR code, you're supposed to see the same screen as on the big screen. Is that right? Yes? Okay, so who is not in the quiz yet? Okay, we'll wait. One more. Almost. Yes, does it work? Everybody good? Okay, so before we start the quiz, we are going to look at the video. So is it okay for you to, yeah? We'll look at the video. All the answers of the quiz are in the video. Yeah, so really pay attention. It's in English, but I think you can work it out. Yeah, let's start the video, please. NATO, or the North Atlantic Treaty Organization, was founded in the aftermath of the Second World War to maintain peace and freedom and prevent conflict. In 1949, facing a growing threat from the Soviet Union, 12 countries from Europe and North America signed a treaty committing to the principle of collective defense. An attack against one of these countries would be considered an attack against all of them. Since then, NATO has helped to preserve peace for its members by providing a unique forum for dialogue, peaceful resolution of disputes, and cooperation on a wide range of political and security-related issues. And also by deterring aggression from potential adversaries. Today, NATO has 32 member countries from Europe and North America, known as allies. NATO's founding treaty allows for other European countries to join the alliance, as long as all existing members agree and requirements are met. Aspiring members must share NATO's core values of individual liberty, human rights, democracy, and the rule of law, and also adhere to the principles of the United Nations Charter. They have to fulfill political, economic, and military obligations, including being able to contribute to the security of the Euro-Atlantic area. They must also have a functioning democratic political system and be committed to preventing crises and conflicts. NATO's enlargement promotes stability and cooperation and contributes to building a Europe whole and free, united in peace and democracy. NATO works with a wide network of non-member countries across the globe, which are called NATO partners. The alliance also collaborates closely with other international organizations, such as the European Union and the United Nations, to contribute to peace and security. These organizations and partner countries team up with NATO on many activities, including military training exercises, crisis prevention and management, information sharing, and much more. These partnerships allow NATO and its partners to tackle common challenges like terrorism, cyber attacks, or climate change. Cooperating with partners that share NATO's core values contributes to stability beyond our borders and enhances our security at home.
When you hear the word NATO, you probably think of planes, battleships and armies. But the true heart of NATO is consensus. NATO is a place where countries come together to discuss security issues and agree on common responses. All member countries are represented equally in the North Atlantic Council, the chief political decision-making body of the alliance. Decisions are agreed by all allies. This means that when NATO acts, it reflects the collective will of all its members. NATO is also the only place that brings Europe and North America together every day to address issues related to our security and defense, demonstrating with concrete actions our strong transatlantic bond. There is no NATO army. NATO relies on member states to contribute forces. Every country brings something to the table, from troops and tanks to submarines and fighter jets. Allies effectively work together by using NATO standards, which range from ammunition sizes to the words that troops use to communicate. Allies also volunteer to lead military exercises and host NATO facilities on their territory, ensuring security across the Euro-Atlantic area. Okay, if you paid really close attention, you have all the answers you need for the quiz. Are we ready? Everybody's in? Yes? Okay. If I put next, you will see the question of the quiz on the screen, but also on your own phone, and you will also see the options, the answers, also on your own phone. Okay, the quiz is about getting the right answer, but also about getting the right answer as fast as you can, because you get more points for fast. Yes? Okay. Ready? There we go. First question. Can you maybe click to the next one? Okay. Yes. So let me see. Put in your name. Yeah, perfect. I think we are with 38 people, so we need to have 38 names. Almost there. Yes, 5 more. 4 more. Who is still working on it? Everybody in? Yes? Okay, perfect. Can you click start, please? Okay, question 1 out of 7. What do the letters NATO stand for? You get 20 seconds. The North Atlantic Training Organization, the New Anti-Toothpaste Organization, the North Atlantic Treaty Organization, or the Northern Army Treaty Organization. Okay, time's up. Ooh, 28 had the right answer. Very good, very good. It's the North Atlantic Treaty Organization. Okay, the next question. Can you play next? Yeah. Ah, Valentina. Who's Valentina? Is it you? Yes? Good. Good job. Okay, in which year was NATO established? Was it in 1815, 1919, 1949, 1989 or 2014? Let's see, Valentina. Okay, 36 correct answers. That's good. So the right answer was 1949 by the United States, Canada, and some other Western countries after World War II. Okay. Ooh, we will see, Valentina, if you still won. Which countries are not a member of NATO? Countries, so you can choose more.
Okay, some thought Canada, some thought Turkey, one thought Sweden. They're all members of NATO, actually. So only Ukraine and Russia are not a member. And here you can see the total overview of all the member states. So, leaderboard. Ooh, we got a switch. Oh, but we got exactly the same points. So who is Vilius Sus? Is it you? Nice. And Urte? Do I say it correctly? Okay, how do I say it? Urte? Urte? Okay, I'll try. Okay, let's go to the next question. What is the most fundamental goal of NATO? The answers are long, so be prepared. Ooh, I think we have to change that question. It's too easy for you guys. No, very good. Can we have the next question? NATO is a defensive organization. What is considered the most important treaty article of NATO? Is that 1, 5, or 99? Oh, I don't think leg day is very important. No, very good. The most important one is that one attack on one of the countries is an attack for all the countries. Okay, we have 2 more questions to go. Every year there's an international NATO summit. What is the goal of such a summit? Okay, pretty good. 33 nice answers, yes. Okay, we have 1 more question to go, and then we'll see who's on top of the list. How are decisions made? Okay, this was the last question. Let's see. Okay, pretty good. Then we get the scores. Ooh, yeah, is it you? Okay, so we have gifts for the first 3. I cannot see the names. Very good, but Joris Barishauskas. Do I say it correctly? That. Come up here. Yes. Congratulations. You did really good. Thank you, sir. Congratulations. Thank you. A nice gift from us and from the American soldiers over there. Okay, then second place is Raigardes. Come over here. Congratulations. You did really good. And then first place, Audrius Pu. Do I say it correctly? Congratulations. Okay, that was the quiz. You will explain more about the scavenger hunt. We are walking around, so if you have any questions, if you want to talk to us, just come up to us, yes? We're here the whole afternoon. Okay. Thank you. Applause for you. Thank you. Na kągi, mes jau tiek daug kalbame apie tą žaidimą, kurios visi laukite ir neprieinam. Tai
pats laikas turbūt jau ir panerti į tą žaidimą. Iš tikrųjų, mes labai daug papasakojom, labai daug pristatėm. Tiek žinių jums tikrai šiandien nereikės. Norėtųsi, kad tai būtų smagus laikas. Aišku, kad pritaikinot tai, ką išgirdote, bet labiau, kad praleistumėt gerą laiką. Matau veidų, kurie gal kažkada jau dalyvavo mūsų žaidimuose, ar aš klystu, urte, ne? Ne, klystu, gal kažkur kitur, ar nenori prisipažinti. Užduotis pakeitėm, jeigu ką, tai tas, kas Vilniuje, jeigu ir dalyvavo, tai tikrai nesusidurs su tą pačią užduotim ar panašiai. Tai pereikim prie tų taisyklių ir aš vis tiek paklausiu, kas bent kartą gyvenime žaidė orientacinės žaidynės. Nebijokit, pakelkit rankas. Jo, gerai, ačiū, puiku, labai gerai. Tai bent jau po vieną žmogų komandą jūs turėsite. Pradėkime, ką tai bus. QR kodų pagalba vyks visas žaidimas. Kas yra QR kodas, jums pasakot nereikia, ką tik jūs kvizę panaudojat. Tai jūs skenuojate QR kodą, gaunat užduotį. Tad komandai reikės bent vieno telefono su galimybė nuskenuoti QR kodą ir, aišku, prieiga prie interneto. Jau vis žiūriu, kad skenuojat, tikiuosi, kad pamatėt atsakymą. Ne? Dar nekrauna? Kraunasi, labai gerai. Supratau. Einšteinas, ten rodo jums liežuvį, viskas gerai. Čia dar neužduotis. Tam, kad jums būtų paprasčiau, mes parašėm kiekvienai komandai taisyklių kortelę bei lipdukus, kur jūs turėsite skanuoti QR kodus. Gavę užduotį, jūs gausit nuorodą, nukeliausite tą vietą ir ten rasite štai tokį lipduką. Jisai nebus toks didelis kaip ekrane, jis bus 10, 20, 30 kartų mažesnis, štai taip jisai atrodys. Štai ieškot. Iškart pasakysiu, kad nereikia skenuoti kitų QR kodų, jeigu jis ne ant tokio popieriaus. Labai dažnai būna, kad randa QR kodą, toj vietovėje skenuoja ir nukeliauja. Skenuojam tik tai mėlynus QR kodus. Labai gerai. Kad jums būtų ir kad man būtų paprasčiau kažkaip su jumis komunikuoti, kiekviena komanda turės savo pavadinimą ir savo herbą. Kaip ir minėjau, kiekviena komanda gaus tokią taisyklių kortelę, surašytos visos pagrindinės taisyklės ir bus jūsų komandos pavadinimas bei herbas. Čia viskas labai paprasta. Tai jūs skenuojate tik tai savo komandos QR kodą. Kaip jūs pastebėjote, ant lipduko bus 2 QR kodai. Kur yra jūsų QR kodas ir skenuojate tik tai. Judam toliau. Lipdukus, tai yra QR kodus, jūs negalite nuplėšyti ir išnešti su savim. Na, galvodami, kad, pavyzdžiui, aš nuplėšiau, tai paskui einantį komandą jau neturės užduoties, tai aš turėsiu plius pusvalandį, kol jie susiras savo QR kodą. Ne, gali taip atsitikti, kad jums reikės grįžti prie savo QR kodo. Tai paliekam ten ir nenaikinam jų. Toks mažas iš patirties patarimas, padarykite užduoties print screeną. Labai dažnai būna, kad jūs nuskeniavot QR kodą, pamatėte užduotį, viską žinau ir keliauju. Nueinate į vieno miesto pusę ir paskui suprantat, kad tai yra ne ta vieta. Ir tada, kas lieka, grįžti vėl skenuoti QR kodą. Tai tam, kad neprarasti to laiko, jūs padarote print screeną ir galite toliau analizuoti savo užduotį. Mes šiandien jūs niekaip nepribojam, jūs galite naudotis ne tik internetu, ChatGPT, Google ar kitom priemonėm, jūs galite netgi naudotis ir praeivių pagalba. Turbūt aktualu tiem, kas ne Vilniečiai, nebijokite, klauskite, Vilniuje tikrai žmonės gan šilti ir gali net užrankyti jūs nuvesti į tą vietą, jeigu jūs prašysit pagalbos. Mes turim nemažai užduočių ir kaip jūs jau supratote, kelias užduotis bus ir su mūsų kariais, jie jau ir čia šitoje vietoje ruošia tam tikras užduotis.
Tad mes vertinsim ne tik greitį, bet ir kokybę. Tai reiškia, kad nereikia kuo greičiau atlikti visas užduotis, reikia kuo kokybiškiau atlikti visas užduotis. Už kiekvieną užduotį jūs surinksite tam tikrą kiekį taškų ir jeigu jūsų laikas bus vienodas arba netgi kad ir prastesnis už kitos komandos laiką, bet jeigu taškų kiekis bus didesnis, tai visai variantas ir galimybė išplėšti pergalę. Tad labai svarbu, kad tai būtų kokybiškai atliktos užduotis. Bus viena užduotis, kur reikės padaryti nuotraukytę ir tam, kad tą nuotraukytę mes pamatytume, būtinai reikia, kad jūsų Instagramas būtų atviras. Galima daryti stories, galima daryti kaip postą, ta prasme, žiūrėkite, kaip jums patogiau, bet svarbu, kad jūs užtagintumėt mus. Kaip mūsų užtaginti, tai va čia kitoj pusėje yra parašyta pilietinio atsparumo iniciatyva, bet rašot angliškai Civic Resilience ir tada jūs rasit mūsų paskyrą Instagram'e. Bet visą tai jūs rasite ir pačioj užduotį ir ant taisyklių kortelės. Nepergyvenkit, dabar nereikia nieko rašyti. Dar vienas prašymas, gal šiandien ir ne visai toks aktualus, bet visą komanda turėtų būti kartu. Pavyzdžiui, yra komandos, kur yra 5 arba 4 žmonės, arba 6 net. Tai dažnai būna, kad išsimėto iškart po visą miestą ir sako, siūsk man užduotį, aš greičiau čia nuskenuosiu, aš greičiau atliksiu, tau siunčiu atsakymą ir paskui mes susitiksim jau čia finaliniam taške. Ne, aš keliausiu aplink visas užduotis, bandysiu suteikti jums pagalbą, būsiu ant dviračio, tad būsiu greičesnis už jūs šiek tiek, matysiu, kad jūs ne bendroj komandoj ir už tai minusuojam taškus. Žaidimų teritorija irgi labai svarbus dalykas. Šitą dalyką mes visada siūlom jums nufotografuoti. Iškart pasakysiu, kad per žalią tiltą eiti nereikės. Viskas, kas jau už žalio tiltą, tai čia yra ne žaidimų teritorija. Maksimum keliausim iki, sakykime taip, Pylimo gatvės, gal šiek tiek aukščiau, bet tikrai ne aukščiau už Basanavičiaus gatvę, ten Mindaugo, man atrodo, kerta, jo, ne aukščiau už ten. O į kitą pusę, tai iki Gedimino kalno papėdės ir viskas, irgi toliau keliauti nereikia. Jeigu jūs atsiradote kitoj vietoj, kur ne žaidimų teritorija, tai iškart jums ženklas, kad jūs pasiklydote, sugrįžkite arba skambinkite ir aš jums padėsiu. Visam žaidimui jūs turėsite 2,5 valandos. 2,5 čia yra pakankamas laikas. Iškart pasakysiu, kad teritoriją šiandien dar kartą ryte praėjau ir gavosi 4,5 km. Tikrai nėra daug, lengvų paprastų žingsnių, ypač įskaitant, kad aš šlubuoju šiandien, tai valandą 20 jūs tikrai spėsit. Plus dar turit nemažai užduočių, nuo 10 iki 12, žiūrėsim, kaip jums seksis, tai kiekvienai užduočiai po 5 minutės ir žiūrėkite, jau susidaro 2 valandas, bet jeigu dar kažkur pamastyt, dar sustot kažkur ledų suvalgyti, tai ir ne visai laikų yra poilsiauti. Bet apdovanojimai čia prasidės lygiai 18 valandą. Tad jeigu jūs nepasirodysit čia iki 18 valandos, kad ir su geru rezultatu, jūs dėja jau apdovanojimuose nedalyvausite. Mes pasirinksime jau kitą komandą, kuri buvo anksčiau ir panašiai. Tad 18 valandą tai yra vėliausiai, kada jūs galite čia grįžti. Geriausiai būtų, kad būtumėt prieš 6, kažkur čia pievelį, aš jūs lauksiu ir registruosiu rezultatus. Pagalbos numeris, čia turbūt aktualiausia dalis, nebūtina fotografuoti, ant kortelės bus. Tai yra mano kontaktas, jūs privalote man skambinti, už tai, kad jūs man skambinat, taškų mes nenuimam, o visos užduotis turi, taip sakykime, 3 pagalbas, sunkiausia, vidutiniškai ir lengviausia. Tai jeigu jūs 5 minučių bėgę, nežinote, kaip spręsti užduoties arba nežinote, kur eiti, jūs privalote man skambinti. Nes jeigu jūs ilgiau galvosit, jūs tikrai nespėsite atlikti visų užduočių. Tai 5 minutės tai yra kritinė riba. Kai jūs radot užduotį, pasitarėt, bandot kažką daryti, suprantat, kad neišeina ir jeigu praėjo 5 minutės, skambinat man. Ar sutarėm? Labai gerai. Tai dabar jūsų klausimai. Jeigu visos taisyklės aiškios, tada klauskite. Drąsiau. Taip.
žalios dėžutės. Čia yra dovana jums, nuo mūsų karių, tai čia yra pagal norą, pasiimat su savim arba paliekat čia, bet čia yra dovanėlis. Nebūtina pasiimti, tiesiog galima įsimesti. Taip, dar. Na, labai gerai. Tai visi klausimai, kaip aš suprantu, atsiras jau žaidimo metu. Tai šiuo metu paprašysiu jūsų jau taip susiburt komandom, nes jūs plius minus žinote, kokios komandos yra, ir paeiti ten už palapinės, kur aš išdalinsiu jums kortelės ir paleisiu jau timerį su žaidimu.